Labas. Šį kartą pravesime mažą ekskursiją. Mūsų sodybos sklypas nei didelis, nei mažas. 40 arų dydžio. Didelio žemės ūkio nepadarysi, bet kai vasarą prisireikia nusipjauti žolę, vos bespėjom. Savo kieme, be pastatų, turime seną obelų sodą ir daržą. Svarbiausias visos sodybos objektas, žinoma, namas. Čia Dzūkijoje tokie vadinami pirkiomis. Pirkaitė nėra didelė, vos 67 kvadratiniai metrai. Čia mes ir gyvename. Išplanavimas – 2 kambariai. Vienas turi krosnį duonkepį, o kitas stačiamalkį koklinį pečių. Iš vieno namo šono yra prilipusi veranda, o iš kito gunkelis, paradinis, bet labiau vasarinis įėjimas į namą. Namo verandą jau beveik baigėme atnaujinti, o pavargęs gunkelis vis dar laukia savo eilės. Kol kas namo išorės neplanuojame keisti, nes norime, kad ir liktų toks archaiškas, rąstinis. Bet atnaujinsime apdailos elementus. Restauruosime langus, apvadus, duris, stogą, vėjalentes. Kol kas prioritetų sąraše atnaujinti langines, kurios po 2 metų pertraukos jau galės grįžti ant poros jau restauruotų langų. Kol kas langinės kantriai laukia savo eilės tvartelėje. Apie namą galima daug kalbėti, todėl paliksime jį kitiem kartams. O štai čia yra svirnas. Kadangi sklype aukštas gruntinis vanduo, šis svirnas savo gyvenime atlikinėjo rūsio vaidmenį. Pastatytas iš storų, sandariai suleistų rąstų, kad kuo geriau laikytų viduje pastovią temperatūrą. Įsigijus sodybą, šio svirno viduje sienos buvo aprūkusios, nes pasirodo, kad anksčiau žiemos metu čia atnešdavo karšto žarijas, kad viduje laikomas maistas neperšaltų. Iš svirno esame iškraustę buvusius rakandus, išardę pertvaras ir nusmeliavę sienas bei lubas. Iš priekio sukonstravom sutvirtinimus, kad būtų galima sandėliuoti malkas. Kol kas iki galo dar nenusprendėm, kokia bus svirno paskirtis, bet reikės keisti apatinius rąstus ir stogą. Seniau stogas buvo dengtas skaldytomis pušinėmis čerpelėmis, vadinamomis drunyčiomis arba malksnomis. Čia va matomi jų likučiai. Svirnas turi rąstinį priestatėlį. Čia buvusi vištidė. Galbūt atnaujinus, čia gyvens ir būsimos mūsų vištos. Už svirno yra didelė pastogė, kurią sutvirtinome ir dabar naudojame kaip malkinę. Dabar svirną patys užkrovėme savo daiktais ir žiemą naudojame kaip rūsį bulvėms ir konservams laikyti. Antrasis svirnas mūsų vadinamas svirneliu, nes labai dailus ir turi gražias duris. Svirnelis taip pat buvo pilnas visokių rakandų, kuriuos reikėjo apžiūrėti ir išrūšiuoti.
Viduje stovėjo milžiniška dėžė su druska. Šios druskos prisigėrę grindys ir sienų rąstai dabar kaupė savyje drėgmę. Jau ne vienus metus vis vėdinam ir džiovinam, bet vis tiek viduje šlapia. Šią problemą spręsime išimdami ir keisdami medieną, kuri yra paveikta druskos ir drėgmės. Beveik visi mūsų pastatėliai šalia turi kyšančius laidus ir vamzdelius. Galvojant į ateitį, atvedėme elektros laidus, vandentiekių ir nuotėkių vamzdžius. Kad suremontavus, mūsų pastatėliai turėtų visas reikiamas komunikacijas. Svirnelis dailus, bet susikreivojęs ir smengantis į žemę. Reikės keisti ne vieną strūnijusį rąstą. Štai šioje vietoje, bet tyrinėdamas rąstą tiesiog ištrupinau jį ranka. O skylę laikinai paremiau plytom, kad toliau nesmigtų į žemę, kol ateis eilė jį tvarkyti. Nuo pirmos dienos, pamačius svirnelį, buvo aišku, kad čia norėsime padaryti svečių namelį. Dydžių įspūdingiausias statinys pas mus yra tvartas. Jis toks didelis, nesudarytas iš 3 dalių. Čia yra kluonas ir 2 patalpų tvartas sujungtas į vieną statinį. Čia vėlgi buvo pilna visokių rakandų, kluono dalyje pilna šieno ir šiaudų. O tvarto dalyje, kaip tvarte, visur pilna susitrombavusio mėšlo. Tiek ant sienų, tiek ant kitų konstrukcijų. Tvarto darbai prasidėjo nuo suskilusių šiferio lakštų pakeitimo. Iš tvarto dalies reikėjo iškraustyti krūvą malkų ir išnešti bei sudeginti krūvą sutrūnijusios medienos. O tada mėšlo sluoksnio kasimas. Viską iškasti reikėjo savo rankom, dulkių debesy. Viską iškasus ir išvežus reikėjo aplyginti kreivus, visaip išsikišusius pamatus, kad viduje vėliau būtų galima formuoti patogias patalpas.
Tvarto grindis paruošiam pirmam betonavimui, juodgrindžių įrengimui. O čia jau iš karto reikia žinoti, kas kur bus, kad galėtume išvedžioti nuotekas ir vandens įvadą. Kluono dalyje atsikratėm be proto daug buvusio šieno, o šiaudus sukitkavom ir pasilikom. Dabar tiek kluono, tiek tvarto dalys mums tarnauja kaip sandėlys visokiems daiktams ir statybinėms medžiagoms. O vidurinė tvarto dalis dar ir dirbtuvės. Viena iš tvarto dalių dabar turi paslėptą vitriną, išvedžiotą nuotekų bei vandens įvadą, nes norėtume čia įsirengti gyvenamas patalpas, kai mes vadiname butą arba tvartbutį. Kad galėtume pilnavertiškai imtis vidaus įrengimo darbų, dar reikia pakeisti 2 viršutinius rąstus ir visą stogo konstrukciją. Turim daug didelių planų ir tikimės, kad vieną dieną šis pastatas bus gražus ir pilnai funkcionalus. Pats negražiausias ir nežingsnio nepatobulėjęs pastatėlis – virtuvėlė. Už jos yra pastogė, kurioje irgi krauna malkas. Čia viduj toks mūsų mini šiukšlinėlis, kur kraunam bet ką, kas kitur netelpa. Viduje yra sugriuvusi krosnelė ir skylė lubose. Tai pusė virtuvėlės yra perlijama. Kada nors ateityje svajojame, kad čia bus mūsų ofisinė darbo erdvė. Pavėsinė. Pavėsinė čia buvo visai sukrypus ir sutrešus. Galvojom gal nugriauti. Bet visgi sutvirtinom konstrukciją. Apkalėm balanėlėm ir pakeitėm skiedrinį stogą. Dabar reiks tik atnaujinti stalą su suolais ir bus kaip nauja. Už pavėsinės prie daržo įkurdinom naują šiltnamį. Šį pavasarį tikimės pastatyti jam brolį dvynį ir bus 2 maži pinteresniai šiltnamiukai. Žardai ar žardas – tai tokia medinių karčių konstrukcija su stogeliu, būdinga mūsų kaimui ir keliem aplinkiniam kaimams. Ant jų džiovindavo linus,
grikius ir šieną. Mes jau šieno nebedžiovinsim čia, bet atnaujinti tikrai ketiname. Norime pakeisti stogelį ir sulūžusias kartis. Žardai pas mus tikrai įspūdingo grožio. Ir norėtume juos palikti kaip tam tikrą eksponatą. Na ką, regis jau viską parodėme. Tikimės, kad buvo įdomu. Dėkui, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.